Gerai, susikaupk. Nagi, greitis. Aš greitis. 42 nevykėliai, pergalė tik vienam. Tik man. Man bus skirti visų merginų bučiniai. Ne, susikaupk. Greitis. Aš greitesnis už patį greičiausią greitį. Aš žaibas. Žaibė, tu jau? O taip, aš pasiruošęs. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me how from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Tickety-chow! Slow down, we're gonna crash. Lady, and we're screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone. There's a new cat in town, he's got high-paid friends. Thinks he's gonna change history. You think you know him so well, yeah, you think he's so swell, but it's just like that you waiting prophecy. Come on now, slow down, you're gonna crash. Lady, and we're screaming, it's a blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way. Varyk, žaibė! Ale gerai sakai! Gone. Real gone. Real gone. Tęsėme Dainoko lenktynių transliaciją ir čia, kaip visada, aš jūsų nuolankus tarnas bei mano kolega taip pat čia. Nors varžybos tik įpusėjo, bet stadione tvyro didžiuliai tampa. Ne tas žodis kaip karšta čia kabinoje, kaip ir tik kvapas, nors kirvi kabik, net gaila, kad jūs to nejaučiate. Tikrai dar pajus. O tuo tarpu primenu, kad yra 3 automobiliai finalinėme lenktynių etape surinkę po lygiai taškų. Todėl šios dienos nugalėtojas taps sezono čempionu ir didžiosios taurės prizininku. Ar sugebės karalius prieš palikdamas didįjį sportą dar kartą nuskinti pergalę? Jau tiek metų jis Dainoko komandoje grojo pirmus smuiku, ar nebus jam per sunki paskutinė didžioji taurė? O gal nugalėtojų taps visada karalių ant kulnų lipantis aršus išmikis Bilda? Kiek pamenu, jis amžiais antras. Girdėjau šiam išmikis kaip niekada arti savo tikslo, žinoma, jeigu niekas jam ir vėl neįkiš kokio pagalio ratus, o tai gali laisvai padaryti Žaibas Makvynas! Man atrodo, tikrai niekas nesitikėjo, kad šis niekam nežinomas naujokėlis pažengs taip toli į priekį. Ar pavyks jam savo pirmajame sezone iš karto laimėti didžiąją taurę ir tapti Dainoko favoritu? Legenda, pretendentas ir naujokas. 3 mašinos bus muštynės.